Lietuvoje gyvena apie 269 tūkstančiai žmonių su negale. Tai beveik 10% visų šalies gyventojų. Tarp jų yra ir intelekto negalią turintys žmonės, kuriems pasirengimas ekstremalioms situacijoms turi būti aiškus, suprantamas ir prieinamas. Vis dėlto kyla klausimas, ar informacija apie veiksmus krizių atveju juos pasiekia tinkama forma ir ar bendruomeninėse paslaugose skiriama pakankamai dėmesio praktiniam pasirengimui. Apie esamą situaciją, iššūkius ir galimus sprendimus kalbamės su institucinės globos pertvarkos projekto vadove Svajone Rainiene. Žmonės su negalia yra labai plati grupė ir labai skirtingas savarankiškumas, negalės tipas, negalės lygis, dalyvumo lygis, gebėjimas veikti savarankiškai. Tai nuo to labai priklauso, kaip žmogus pats gebės pasirūpinti savimi ir kaip mes jam galime suteikti informaciją ir padėti pasirengti ekstremalioms situacijoms. Labai svarbu, kad visa informacija, kuri yra teikiama apie ekstremalias situacijas, būtų prieinama, būtų išnaudojamos visos įmanomos alternatyvios komunikavimo formos, tiek vizualika, tiek lengvai suprantamos kalbos principais parengta informacija. Ir nepamiršti, kad šalia žmonių su intelekto negalia dažniausiai yra artimieji arba globėjai arba socialiniai darbuotojai. Tai yra žmonės, kurie teikia pagalbą jiems. Ir visa informacija turi būti pateikiama ir jiems, kurie galėtų padėti pasirinkti šalia esančiam asmeniui. Kaip praktiškai vyksta šių žmonių informavimas apie saugų elgesį krizinių situacijų metu? Ar informacija yra pritaikoma pagal jų individualius poreikius? Žmonės dažnai turi ir kompleksinę negalią, todėl tas pritaikymas turėtų būti kiek įmanoma platesnis ir labiau prieinamas įvairių tipų negalią turintiems asmenims. Lietuvoje iš tiesų yra nemažai nuveikta darbų, sukurti portalai, sukurtos parengtos rekomendacijos, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu. Ir visa šita informacija yra pateikiama ir lengvai suprantama kalba. Tai yra vieša informacija, ją galima rasti įvairių institucijų puslapiuose ir asmens su negalia teisių apsaugos agentūros puslapyje. Ir LT72 portale taip pat galima rasti visas rekomendacijas, kaip reikėtų pasirinkti ir ką reikėtų daryti ekstremalių situacijų atveju. Ar bendruomeniniais socialinės paslaugos tokios kaip grupinio gyvenimo namai, apsaugotas būstas ar dienos centrai organizuoja pasirengimo krizėms pratybas? Socialinės paslaugos teikiančios institucijos yra atsakingos už asmenis ir jų priežiūro, pagalbos jiems teikimą visais atvejais, tiek ir kasdienybėje, tiek ir ekstremalių situacijų metu. Tai taip, nes nepriklausomai nuo to, ar jie yra asmens globėjai rūpintojai, ar jie yra tiesiog specialistai teikiantys socialinės paslaugas, jie privalo teikti pagalbą, turi turėti numatytus planus, kaip elgsis tose situacijose, išbandyti juos, aptarti su žmonėmis, paaiškinti, kodėl reikia atlikti tam tikrus veiksmus ir, tarkim, kur galėtų būti namuose saugiausia vieta, jeigu asmuo negali evakuotis. Koks veiksmas arba koks sprendimas pirmiausiai turėtų būti priimtas ir kur galėtų asmuo kreiptis pagalbos, kas galėtų jam padėti. Kokie didžiausi iššūkiai kyla siekiant užtikrinti, kad psichikos ir proto negalią turintys žmonės būtų tinkamai pasirengę galimoms krizėms? Priklausomai nuo negalios lygio žmonėms gali būti sudėtinga suvokti, suprasti informaciją pateikiamą ir priimti sprendimus, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Todėl labai svarbu, kad šalia būtų asmuo, kuris gali užtikrinti pagalbą, kuris pasirūpins, kad būtiniausi daiktai, asmens dokumentai, vaistai būtų parengti ir sudėti iš anksto ir įvykus kažkokiai ekstremaliai situacijai nebereikėtų ieškoti ar tų daiktų dėti tuo metu, bet kad jau būtų pasirinkta ir tiesiog jau reaguoti tuo metu ir pasirūpinti savo saugumu. Kokius pokyčius jūsų nuomonė reikėtų įgyvendinti, kad psichikos ir proto negalią turintys žmonės būtų geriau pasirengę ekstremalioms situacijoms ir gautų jiems suprantamą bei prieinamą informaciją?
Pirmiausiai, tai kaip ir minėjau, jau nemažai yra nuveikta šitoje srityje ir informacija yra parengta prieinamom formom. Labai svarbu, kad tiek patys asmenys su negale, tiek jų artimieji ar socialiniai darbuotojai naudotųsi parengtą informaciją. Yra galimybė užsiregistruoti, tai yra pranešti apie asmenį, kuriam gali reikėti pagalbos kriziniai situacijai, ekstremalioj situacijai, užpildant anketą. Ir tai yra labai svarbu, nes tik tokiu atveju pagalbą organizuojančios institucijos ir savivaldybės žinos, kam reikia pagalbos ir galės ją užtikrinti ir pasirūpinti tais asmenimis. Todėl labai svarbu išnaudoti jau esamus mechanizmus ir esamas priemonės. Kita vertus yra labai svarbu, kad priedangos būtų prieinamos visiems asmenims. Kaip ir minėjau, dažnai žmonės gali turėti kompleksinę negalią, todėl intelekto negale gali turėti ir kitų, dar žmogus be intelekto negalios kitų poreikių. Tai priedangų prieinamumas, judėjimo negalę turintiems asmenims pažymėjimas, kurios priedangos yra pritaikytos, kurios nėra pritaikytos, yra labai svarbi informacija, todėl kad žmogus jau turi žinoti iš anksto, kur yra arčiausia vieta, kurioje jis gali jausti saugus, kiek tai yra įmanoma toje situacijoje. Mes nekalbam turbūt ekstremaliose situacijose apie patogumą. Mes kalbam apie saugumą, kiek tai yra įmanoma užtikrinti tokiose situacijose. Kur jūsų minėtą anketą būtų galima užpildyti? Anketa yra LT72 portale ir tikrai laisvai viešai prieinama. Ją gali pildyti ne tik pats asmuo su negale, bet ir jo artimieji, socialiniai darbuotojai, šeimos nariai, žodžiu, tie žmonės, kurie jam padeda vienoje ar kitoje situacijoje. Ką palinkėtumėt neįgaliesiems šiuo atveju ir juos globojantiems žmonėms? Aš palinkėčiau, kad nebūtų ekstremalių situacijų ir nereikėtų tų rekomendacijų gyvendinti praktiškai, bet gyvename turbūt labai neramiais laikais ir žinoti, kaip veikti, ką daryti, kokie yra veiksmai, ką mes turime atlikti kiekvienas ekstremalios situacijos metu yra būtina. Ir nepriklausomai ar žmogus turi negalią ar neturi negalios, mes visi tai turime žinoti ir pasirūpindami savimi nepamiršti, kad šalia yra žmonių, kuriems galbūt reikia pagalbos ir mūsų pagalbos ir mes ją turime užtikrinti.